Sveiki atvykę į naujojo Audi Q5 premjerą. Šis modelis yra be galo populiarus Lietuvoje, turbūt aišku dėl to, kad SUV, tačiau tai yra ne tik SUV kėbulas, naujoji trečios kartos Audi Q5, tai yra ir Sportback, ir SUV. Ir labai įdomu, kad skirtingose rinkose šie kėbulų tipai skirtingai populiarūs. Tarkim, Amerikoje daugiau SUV, Europoje Sportback, bet Lietuvoje vis dėlto populiariausias yra praktiškasis SUV, tai yra standartinis Audi Q5. Ir didžiausia naujiena, kalbant apie naują Audi Q5, tai yra be abejo naujas variklis ir naujoji hibridinė švelniojo hibrido sistema, kuri leidžia šiek tiek pavažiuoti ir elektrą, manevruojant, lėtai judant miesto spūstyse, kas Lietuvoje be abejo labai svarbu. Sėdami naują Audi Q5, nors yra netgi SQ5, jeigu gausim, pavairuosim ir ją, sėdami Q5, lekiam į kalnus ir įvažiuosim net ir į bekelę, pasižiūrėsim, kaipgi veikia Quattro, ar čia skirta tik asfalto važinėti, ar galima, pažiūrėjau, per upę pervažiuoti. Lietus kaupėsi, tikiuosi, mūsų nenuplaus. Beje, tiek Audi, tiek kiti gamintojai sirgo viena liga. Dirbtinius duslintuvus ar oro įsiurbimo angas montuodavo. Tai dabar svarbu, kad viskas yra tikra, baigėsi apgaudinėjimai, 100% natūralus garsas ir natūralus duslintuvas. Tikras, be jokių dirbtinių ertmių. Va taip atrodo tikras Audi Q5 duslintuvas. Va bakelis, naujasis Audi veidas taip atrodo, bet čia yra S-Line, tai ir turi gražiai atrodyti. Bet vėlgi, kai buvo kalbėta, dabar jau visos ertmės yra tikros, jokių nesąmonių. S-Line'as, sėdam ir lekiam. Žibintų animacija, čia yra Audi arkliukas, kurio vilioja dabar iš esmės netgi kitų markių gerbėjus, nes unikalus priekyje LED, gale OLED žibintai, kurie keičia piešinį pagal vairuotojo norą, paspaudė mygtuką viduje ir piešinys pasikeičia. Stabdžio signalas, Audi stabdžio signalas, pažiūrėkit, kaip gražiai jis atsispindi ant lango. Irgi šviesų orkestras netgi stabdant tam, kad iš galo važiuojantis vairuotojas būtų atsargesnis. Bagažinės atidarimo mechanizmas. Puikiai. Ir pažiūrim, ar užsidaro vėlgi. Tolokai koją reikia įkišti, bet pipsė veikia, užsidaro. Super. Išmanioji prisitaikanti Audi Q5 pakaba leidžia naudoti mažiausia 5 režimus. Aišku, visas algoritmas pravažumo veikia. Galima naudoti efficiency režimą, efektyvų, galima dinamišką, sportišką. Tačiau turbūt įdomiausias šiuo atveju važiuojant štai tokiais keliais, kuriais teka upės, off-road režimas. Būsiu atviras, čia gal Quattro režimo ir nereikia, bet truputėlį pasikelti pakabą, kad neužkabintum kokio akmenuko, visiškai naudinga. Todėl dabar įsijungiame off-road režimą, gal net off-road plus, pakeliam automobilį ir drąsiai važiuojam tiek per vandenį, tiek per akmenukus. Pirmasis mūsų važiavimas yra bekelė. Čia gal ispanam ir bekelė, mes Lietuvoje kartais ir į darbą tokiais keliais važiuojam. Aišku, juokauju. Bet čia kalnuose dingsta netgi ryšys. Tai štai pirmą kartą mano automobilių bandytojo karjeroje mes gavom tokį pagerį, raciją, kad jeigu nutiktų nelaimė ir kažkur nuvirstume, užklimptume, paskęstume upelėje, o ryšys ne visur veikia kalnuose, tai galėtume spausti gelbėjimo mygtuką ir atskristų sraigtasparnis ir mus išgelbėtų iš kalnų. Bet to nereikia, nes čia naujoji Audi Q5, lietuviai geri vairuotojai, lekiam. Kokie pirmieji įspūdžiai važiuojant Audi Q5, tai jau trečios kartos Q5, iš tikrųjų labai gerai vairuojasi automobilis. Aišku, čia yra daug vingiuotų kalnų kelių, vairas veikia puikiai. Kitas dalykas yra puikus akustinis efektas, gera garso izoliacija. Kodėl taip yra? Priekinis stiklas yra akustinis, specialus ir šie šoniniai stiklai taip pat yra dvigubi. Todėl garso izoliacija tikrai nuoširdžiai galiu pasakyti kaip tikram premium automobilį. Dabar dar įdomesnė dalis. 367 arklio galios,
Tai ne šiaip savo Q5, o Q5, SQ5. Va, čia tas ženkliukas, kurio nori daugelis vairuotojų. Užsidarom duris. Pasirenkam Dynamic režimą. Dynamic. O, urzgia. Urzgia. Ir pagazuojam. SQ5 net pats savo pavydžiu, nes tai yra V6 variklis, tai kai paspaudė akceleratorių, tai jau tik, kad automobilis važiuoja, o garsas tai yra pati gražiausia muzika, šiais laikais ypatingai. Keista gal girdėti, va, kad važiuoja mild hybridas, važiuoja elektra, bet iš tikrųjų variklis kol kas neveikia. Tai vat, iš karto matome naujosios mild hybrid sistemos privalumus. O netgi užvedus SQ5 V6 variklio, gali iš pradžių ir nesigirdėti, va, to ir skiriasi naujoji mild hybrid arba švelniojo hybrido sistema, nes automobilis va čia parkavimo aikštelėje važiuoja be garso elektra, nebent aišku paimtumėt ir nuspaustumėt dinamišką sportinį režimą, tada taip iš karto įsijungia vidaus degimo variklis. Jeigu ne, algoritmas protingas, jis galvoja, man čia reikia važiuoti ekologiškiau, švelniau, todėl ir yra švelnusis hybridas, jis važiuoja elektra. Labai keistas jausmas. Va čia jau girdim, dirba normaliai V6 ir puošyba beje, žiūrėkit, ESO šiuo atveju nėra chromuotų detalių, va kaip ir paprastesnio modelio, o čia mes turime kitą ESO, kuris jau papuošta plasmasė, sakykime, išskirtinė puošyba, bet Audi to ir įdomi, kad aišku ten pasirinkimų labai daug ir nustatymų. Dizelis bir išvažiavo, lietuvio svajonė, Quattro, dizelis ir automatas. Ir Audi, aišku. Su kolega Aivaru galvojom, o gal ten visai nėra variklio, todėl taip tyliai Audi važiuoja. Paprašysim patikrinti, ar tikrai yra variklis. Žiūrim. Va, kur slypi gale. Čia. Čia beveik 400 arklių. Naujas automobilis labai skaniai kvepia. Čia svarbi emocija, kad automobilį būtų malonu liesti, patogu jame sėdėti, kad kai paspaudė akceleratorių, tai jis važiuotų į priekį, o ne galvotų ir tada važiuotų. Tai šitas modelis tą daro tikrai puikiai, bet esmė yra ir variklio kvapas netgi. Važinokit, ateini, nors va. O, įkaitęs plastikas. Jaučiasi, kad dirba šitas variklis, kad jis netostogauja. Ir pavyzdžiui, aš burbu sakau, kad SUV tas kvadratinis modelis, tradicinis, geriau. Bet žinokit, šitas Sportbackas, jo bagažinė tik 5 litrais mažesnė. Tik 5, tai jeigu didelių dėžių nevežiojat, šuns, tarkim, ar kokio kito didelio augintinio meškino bagažiniai. Tai Sportbackas irgi yra gerai, na, aišku, stiliukas jo toks truputėlį labiau poš, o jau tas kvadratinis SUV modelis, na, tokiem kaip aš, žmonėm, kurie prie ūkio, mėgsta į mišką, grybų nuvažiuoti, tai net nežinau, dėl skonio nesiginčiama. SUV jums kėbulas gražesnis ar Sportbackas? Galima dėl viso pikto pasimatuot, va, Sportbackas, čia yra mano galva, ūgis buvo kažkada 1,90 m. Dabar jau gal šiek tiek mažiau. Taip, reikia šiek tiek prisilenkti. Ir kai atsisėdu, galva gana arti lubų, šiaip sėdėt galima, viskas tvarkoja, bet jeigu automobilis važiuos per duobes, tai aišku bus va taip. Na, šiek tiek mano galvai gale vietos trūksta, todėl aišku reikia sėdėti priekyje ir vairuoti. Bet atsisėskime į SUV, tradicinį kėbulą. Taip, į tradicinį. Jeigu, tarkim, keleivio vietoj gale. Blogai elgiausi. Ir vaikai pasodina į galą. Čia šiek tiek, va, pažiūrėkit. Va tiek va vietos man iki stogo daugiau. Aišku, iš šoną norėtųsi gal dar erdvės, bet, na, neveikim dievo į medį. Čia vietos šiek tiek daugiau, reikia pripažinti, taip. Bet dėl skonio nesiginčiama. Be jokios abejonės SQ5 nebus pats populiariausias modelis. Be abejo, dėl kainos mes lietuviai praktiškai, mūsų vagi važiuoja svajonė, dizelis už nugaros. Pagal garsą girdis dizeliukas. Bet ieškantiems vairavimo malonumo, siūlyčiau bent jau salone atvažiuoti ir pasibandyti. Jeigu klausia, ar čia tikras premiumas, tai na taip, tai yra premiumas, bet būkim
atviri, o, įlindau. Būkime atviri, na, yra čia ir gražios apdailos, bet yra ir tokios gana skambios plasmasės, galima perkusijai naudoti. Tai aišku, kad dabar gamintojai, ypač premium automobilių, na, logiška, kad stengiasi sukurti premium efektą, bet naudoti kuo mažiau super brangių detalių arba tas medžiagas naudoti, kurios yra pagaminamos iš atsinaujinančių šaltinių. Gana patogus dalykas, aišku, bagažiniai, tam, kad būtų lengviau įkrauti arba iškrauti krovinius iš bagažinės, galima pakelt arba nuleisti automobilį. Štai nori nuleisti žemiau, spaudžia mygtuką ir jisai leidžiasi. Bagažinės uždarimą paspaudėm ir žiūrėkit, kas bus toliau. Fokusas. Pakyla pats ir galima važiuoti toliau. Pasižiūrėkim, kaip atrodo orinė pakaba. Va, jinai gražuolė.